Labą dieną. Sveiki. Artėjant vasaros sezonui, labai daug klausinėja žmonių, ar turite ką nors gyvatvoriai. Ir praktiškai 90% ieško tujų gyvatvorių. Pabandysim šiandien paaiškinti žmonėms, kad yra kitų alternatyvų visžaliai gyvatvoriai. Mes dabar stovim prie eglučių gyvatvorius, eglių gyvatvorius, paprastos eglės gyvatvorius. Eglė asocijuojasi žmonėms su dideliu medžiu, kuris išaugs kelių metrų stulpus ir nuo ko pradėti. Dabar šitą gyvatvorį pasodinta Rūta kiek? Prieš 14 metų. Prieš 14 metų. Nuo mažiausių eglučių 20 cm. 3-5 šakelės. 3-5 šakelės, nėra ką žiūrėti. Ir pažiūrėkit, koks grožis dabar. Kokį grožį pavyko pasiekti. Dabar kokiais atstumais, dabar apie 70-80 cm. Vienu žodžiu, pradžioje atrodė labai reta, taip? Reta ir jokio vaizdo, taip, kaimynai ko gero šaipėsi, taip? Šaipėsi, labai šaipėsi. Dabar pradėjot genėti iš karto ar ne? Prigijo ko gero, taip? Pirmus sodinom Liepos mėnesį, nors visi patarė rudenį, bet aš išskaičiau... Liepos mėnesį, vasarą, taip? Taip, išskaičiau informaciją iš tikrųjų, kad reikia anksčiau, kad spėtų įsišaknyti, nes eglaitės labai bijo, ta prasme, iššals, nes žiemą per spyglius garina drėgmę ir svarbu labai, kad jaunos eglaitės labai gerai įsišaknytų. Aš įsivaizduoju, pavėlavo, tai geriau būtų, pavyzdžiui, pavasarį, tai kokią gegužės mėnesį pasodinti yra. Gegužės, bet bent tiek, kiek aš susirinkau informacijos, labai svarbu yra laistyti. Žmonės įsivaizduoja, kad įkišo eglaitę, paliejo, pamiršo ir išvažiavo. Žodis įkišo toks geras, ar taip? Taip, yra labai svarbu lieti spygliuočiam ir iš tikrųjų pirmus metus aš iki pat lapkričio laiščiau. Čia nebuvo ruošta jokios tranšėjos, nei nieko, taip? Nieko, griovelis, duobelė, iš tikrųjų tai eglutė mažytė šaknelė tokia. Ir nereikėjo kažkokių specialių duobių, mes tikrai nedėjom. Praktiškai eglutės kainavo ten, 14 dar metų atgal, jau buvo litai, centus. Tikrai nebrangiai. Tai. Ir praktiškai prigijo ir po 2 metų pradėta genėti, taip? Prigijo 100%, kas neįtikėtina. Tikrai, nes skiriam dėmesio nemažai. Genėt pradėjau 2 metais, kai iš tikrųjų atsiranda šviežios šakelės, matosi šviesiai žalia. Ir tiesiog vieną nugenį, vieno vietoj nugenį, to vietoj 3 išauga šakelės. Ir... kad augtų į plotį, taip ir visą laiką buvo... Ir į plotį, ir į aukštį. Tiesiog mes įsivaizduojam išminį, trupučių, kad... Bet darėte už karto tokį kaip kūgį formavote, ar tik tai viršūnės? Eglaitė iš principo patinai kūgis. Stengiatės tokia išlaikyti, taip? Taip. Viršūnė tokia kaip nupjauta trapecija, taip? Jeigu įsivaizduoti 5-6 šakelės, kiekvienai patrumpinį. Jinai toje vietoje kiekviena šakelė... Dar svarbu, ko gero buvo ravėjimas, taip? Ar visgi tą plotą reikėjo išlaikyti? Ne kiek ravėjomės, tiesiog elementariai su žoliapjove nušienaudavom. Prie pat eglučių, kad nebūtų aukštos žolės, taip? Aišku, prie pat eglučių su žirklėm, nes žoliapjove tai galėjo, aišku, užkabinti ir baigtis liūdnai. Taip. Vienu žodžiu, nemažai darbštumo ir laiko visgi. Bet dabar toks aukštis per kiek metų buvo pasiektas? Toks aukštis per 8 metus. Per 8 metus jau buvo, čia apie 1,5 metrų, taip? Panašu. Dabar kiek kartų tada tenka kirpti? Kokį porą kartų per metus? Priklausomai nuo vasaros. Jeigu vasara labai lietinga, 2 kartus, jeigu sausa, 1 gera diena. Nugeni ir pamiršti iki sekančių metų. Aš manau, kad, kiek žinau iš patirties, kad svarbiausia, kad apačia būtų platesnė negu viršus, taip? Taip, piramidės formas, čia vėlgi, čia ne mano, čia aš irgi susirinkau informaciją. Vienu žodžiu... Tuomet neruduoja apačia, nes kad gautų to lygiai saulės. Ir aišku, labai svarbu, kad iš abiejų pusių, jeigu gyvatvorę sodinti prie kažkokios aukštos betoninės sienos, ir jinai negaus iš visų pusių saulės, jinai tikrai rudos. Pavyzdžiui, jeigu čia bus betoninė siena, prie pat betoninės sienos... Jinai tikrai nebus žalia, jinai rudos. Jinai rudos, Čia galbūt gyvatvorė reikalaujantį erdvės, bet iš tikrųjų sudaro paskui nuostabią sieną, nuostabų foną.
Tiesa, pirmus metus aš tręšiau, tikrai nepagailėjau trašų, specialiai spigliuočiam. Taip. Nu, spigliuočiam, jeigu žino, tai trašuose daug magnio. Jeigu įdomu, tai aš idėją iš tikrųjų pasisėmiau iš Palangos Tiškevičiaus rūmų dvare. Yra dviejose vietose yra tokia gyvatvorė ir aš pirmą kartą pamačiau ten prieš NN metų ir galvojau, jeigu kažkada sugalvosiu. O tada, kai reikėjo sodinti, ir aš prisiminiau, kad iš tikrųjų įmanoma tą padaryti. Ir jeigu apie laiką, tai tikrai pirmi 3 metai. Paskui iš tikrųjų tik tai kartą į metus skiri laiko ir pamiršti, tik grožiesi. Galima drąsiai kirpti, formuoti. Kad augalam net patinka genėjimas. Kai žmogus ateina su žirklėm ir pradeda trumpinti viršūnės šonus, kai augalai kaifuoja. Aš tai manau, ypač eglutės, taip, ko gero. Jeigu iš išorinio pastebėjimo didžioji klaida sodininkų, tai yra didelis, baimė. Ne kiek baimė, kiek gaili. Nu, jis dabar toks didelis gražus, nu aš nukirpsiu. O iš tikrųjų jie daro meškos paslaugą, tas augalas išretėja, išdidėja ir taip, tam momentui jisai gražus, bet jisai po 3-4 metų jisai prarasta vaizdą. Tai tikrai nereikia bijoti ir tie augalai, kurie nebijo genėjimo ir drastiško genėjimo, šios absoliučiai nebijo. Aš tiesiog, ko gero dar antras privalumas, tai prieinamumas. Taip, augalų prieinamumas. Ko gero vienas iš tokių kaip minusų, gal mes dabar pareklamuosim būtent, kad išpirs medelynuose, urėdėsi visas eglutės. Taip, ir bus, pavyzdžiui, mes savo medelynuose neturime eglučių, tai be abejo darom reklamą kitiems. Aš bijau pavėluoti, bet man atrodo, nuo lito iki 5 daigas kainuoja. Tai iš tikrųjų, paprastos eglaitės nuo dydžių, tai iš tikrųjų, tikrai nebrangu. 1 litas, tai yra... Svarbiausia tai yra nepamiršti pirmus metus. Pirmus, antrus, paskui iš tikrųjų tik tai... Kada reikia žinoti, kad reikalauja erdvės. Vadinasi, jau negalėsim prisiglausti prie pat tvoros, kur, pavyzdžiui, nuo kaimyno 0,5 metro ir ten gal reiktų kitą augalą. Bet žiemą, tai įsivaizduoju, kad iškart naujametinė nuotaika. Fantastiškai atrodo. Sniego kepurės. Mes patys jau prisifilmavę tų vaizdų iš tikrųjų, nes žiemą, kai tikrai įspūdingai atrodo. Kas dar? Jokių amarų, jokių lygų, kad vien privalumai. Vien privalumai. Minusas tik, kad reikia šiek tiek dėmesio skirti kartą į metus. Vienu žodžiu, žirklės reiktų geras turėti, taip? Pirmiem metam užtenka paprasto sekatoriaus, kur tik viršūnėlės nugnybti. Jau 3-4 reikia geras žirklės, o jau tokiam aukščiui, tiesiog fiziškai, tai elektrinį sekatorių, kuris puikiai, jos šviežios šakelės yra minkštos, kaip lapinė, nesumedėjusios, jos labai lengvai nusigena. Kokį palinkėjimą? Nebijokit eksperimentuoti. Ne tik tai su eglutėm, pasirodo, galima ir serbento gyvatvorę, ateity parodysime ir serbento gyvatvorę, pavyzdžiui, kalninių serbento gyvatvorę. Tokia tanki, kad žvirblės negali praskristi. Čia jau nėra ką šnekėti, žvirblių nėra kur dėtis. Su kaimynais geriau draugauti per gyvatvorę. Taigi draugaukim per gražias gyvatvorės. Ir jiems gražu, ir šeimininkui gerai. Ir iki pasimatymo.